Mamos kaltės jausmas. Mom's guilt. Kas čia per jausmas, kodėl mes su juo susiduriam ir kaip su juo kovoti. Iš karto sakau, jeigu jūs niekada nesijaučiat kalti prieš savo vaikus, niekada nesijaučiat pavargę nuo savo vaikų, visą laiką jaučiatės, kad jūs gera mama ir puikiai susitvarkot, iki. Šitas video ne jums. Šitą video aš norėčiau palikti čia kaip palaikymo grupę tokiom mamom ir galbūt netgi kai kuriems tėčiams, kurie kartais jaučiasi, kad turėtų persiplėšti, kad turėtų būti dviejose vietose vienu metu, kad nepakankamai skiria laiko savo vaikui ir netgi jaučia gėdos jausmą už tai, kad kartais pavargsta nuo savo pačių mylimiausių žmogeliukų šitam pasaulyje. Taigi visiems hi, aš esu Viktorija ir welcome back į mano kanalą, kur mes leidžiam laiką su Talku. Šiandien pakalbėsim apie tą vadinamą mom's guilt ir kaip su juo kovoti. Aš asmeniškai pas save išskiriu 4 pagrindinės priežastis, kada aš jaučiu tą vadinamą mom guilt. Jų gali būti daugiau, galbūt jūs susidurėt su kitokiom problemom savo gyvenime, bet aš kalbėsiu būtent iš savo point of view ir aš net neabejoju, kad praktiškai visi tėvai susiduria su panašiom problemom ir kiekvienas jūsų gali rasti čia kažką naudingo. Pirma priežastis, kada jaučiuosi kalta prieš savo vaikus, kai keliu balsą, kai apšaukiu, kai baruosi. Kiekvieną kartą susimastau apie tai, kad kai norėjau vaikų, galvojau, kad niekada nesibarsiu, visą laiką būsiu tokia rami mama, visą laiką viską gražiai aiškinsiu. Tačiau kasdieniam gyvenime vis tiek pasitaiko situacijų, kai apšauki vaiką, kai pakeli balsą, kai esi suirzęs, kai esi pavargęs po darbo, kai vaikas kažką padaro. Ir tu tiesiog nesusivaldai, pakeli balsą, apšauki, paskui aišku jauti gėdos jausmą, nes aš iš karto galvoju, kad Jėzau, suaugę žmonės darbe kartais neįmanoma išprašyti, kad padarytų iš 3, iš 5 karto tai, ko prašai, o čia tu tikėsi iš ten mažo žmogeliuko, kad jis būtų atsakingas už savo veiksmus 100% ir kad jis tave išgirstų iš 1 karto. Todėl kiekvieną kartą pakėlęs balsą jautiesi kaltas. Tačiau viena psichologė pasakė, kad emocijos yra normalus dalykas, čia yra neatsiejama gyvenimo dalis. Ir vaikas neturi matyti mamos, kuri visą laiką kalba ramiai, niekada nekelia balso, tokia kaip iš durnamio, kad ir kas atsitiktų, ji visą laiką ramiai, balso nepakels, ramiai viską paaiškins. Ir vaikas augdamas, jisgi kartais irgi jaus, jis bus supykęs, jis bus nusiminęs, jis bus suirzęs, bet jis nesupras, kas tai yra, jis galvos, kad su juo kažkas negerai, nes jis nemato to aplinkoj. Todėl tiesiog kartais, jeigu nesusivaldot ir pakelėt balsą ant vaiko, mąstykit apie tai, kaip tai yra normalu, tai yra emocijos, tiesiog po to reikia vaikui visą laiką paaiškinti, kad žiūrėk, galbūt aš perlenkiau lazdą, galbūt neturėjau taip šaukti, bet mamytė kartais būna supykus ir tai yra normalu. Ir aš suprantu, kad tai galbūt ne sumažina 100% to gėdos jausmo, bet suvokimas, kad emocijos yra normalus dalykas ir vaikas gali tas emocijas matyti. Tiesiog tikiuosi, kad jums tai padės jausti mažiau gėdos už tai, kad jūs irgi gyvas žmogus, jūs nesat robotas. Ir kartais gali tiesiog būti tikrai suirzęs, emocijos yra mums tiesiog būdingos. Todėl apibendrinant šitą punktą noriu pasakyti, kad jeigu pas jūs yra problemų su agresija ir jūs jaučiatės, kad jūs kartais perlenkiat lazdą, galbūt reikia kreiptis pagalbos pas specialistus. Bet jeigu jūs retkarčiais apšaukiat vaiką ir pakeliat balsą, žiūrėkite tai tiesiog kaip į taip atsitinka. Bet jeigu jūs esate tas žmogus, kuris jau susimasto, ar aš esu pakankamai geras mama, tėtis, tai jūs jau pakankamai geras mama ar tėtis, nes yra be galo daug žmonių, kurie galvoja, kad jie visą laiką viską daro teisingai, klaidų nedaro, jie tobuli ir jie viską žino ir visiškai rimtų veidų galvoja, kad jie visą laiką viską daro teisingai. Jeigu jums kyla šitas klausimas, ar aš viską darau teisingai, tai jūs tikriausiai esat, jau tas faktas, kad jums kyla šitas klausimas, parodo, kad jums rūpi ir jūs susimastot. Antras dalykas, dėl ko labai dažnai jaučiuosi kalta, tai dėl to, kad per mažai laiko leidžiu su savo vaikais. Kiekviena tikriausiai dirbanti mama susiduria su šituo work-life balance ir kad tikrai sunku rasti tą kažkokį tai balansą, kuriame tu ir dirbtum ir tau gerai sektųsi darbe ir lygiai taip pat tu skirtum pakankamai laiko savo vaikams. Deja, ne visi iš mūsų gali pasirinkti taip, kad šiuo metu aš skirsiu daug laiko vaikams, tu dirbsiu vėliau.
Žinoma, čia nėra kažkokio tobulo atsakymo, kaip galima padaryti ir kaip galima rasti tą balansą. Kartais tiesiog širdis plyšta, kai tenka sergantį vaiką palikti pas auklę, dėl to, kad man niekaip neišeina tą savaitę pasiimti laisvą dieną ir širdis plyšta tiesiog, tu palieki vaiką, kuris su temperatūra. Aišku, man pasisekė, pas mane yra labai gera moteriškė auklė, kurią aš labai pasitikiu, bet vis tiek širdis plyšta išeiti iš namų, paskui visiškai nėra jokio peace of mind darbe, dėl to, kad kiekvieną minutę, kai atsiranda laisva minutė, patikrinti telefoną, ar nėra auklė rašius, ar viskas yra tvarkoje, grįžti namo ir atrodo tokiom akimirkom norisi persiplėšti, bet aš suprantu, kad, tarkim, man tenka dirbti ir kitokio pasirinkimo nėra. Ir jeigu aš dabar save kaltinsiu už tai, kad aš neskiriu pakankamai laiko savo vaikui, kai jisai serga, tai aišku, jeigu būtų kažkokia situacija emergency ir būtų vaikas ligoninėje, aišku, aš neičiau darbą. Bet kai pas mano vaiką tiesiog yra temperatūros, aš negaliu kiekvieną kartą, kai vaiko atsiranda snarglė arba temperatūra, tiesiog neiti darbą, nes, tarkim, Anglijoje 4 kartus per metus tu gali pasiimti sick day, bent jau toj kompanijoje, kurioje aš dirbu. Ir po 4 kartų tave tikrai gali iškviesti pas HR ir kalbėti su tavimi apie tai, ar tau šitas darbas tinkamas. Todėl tenka rasti kažkokį balansą tarp to, kiek aš laiko galiu skirti vaikams ir kiek aš negaliu. Todėl iš savo pusės galiu pasakyti tai, kad tiesiog, kai yra laisvas laikas, aš stengiuosi daugiau kokybiško laiko praleisti su vaikais. Pavyzdžiui, mažiau rūpintis buitim, nors taip man irgi svarbu, kad ir namai būtų tvarkingi ir būtų švaru, bet aš tiesiog stengiuosi, jeigu pas mane yra laisva diena ir yra pasirinkimas ar ten tvarkytis ar kažką padaryti, aš tiesiog pabandysiu daugiau laiko skirti vaikams. Lygiai taip pat daug kas susiduria su tuo, kad yra, pavyzdžiui, 2 vaikai ir kai atsirado jaunesnis, tu mažiau laiko pradedi skirti vyresniam vaikui. Todėl aš visą laiką stengiuosi skirti laiką mano vyresniam vaikui be mažesnio. Pavyzdžiui, kai vaikas, tarkim, sako, norėčiau tą filmą pažiūrėti, aš tiesiog einu tik su juo, tik su vyresniu vaiku, mažesniu mes su jam neimam, nes mažesnis neišsėdės visų filmo, teks išeiti anksčiau ir ta patirtis, tas filmas, tas laisvalaikis bus sugadintas ir vyresniam vaikui. Tai va tokiais atvejais aš tiesiog stengiuosi tą laiką padaryti labiau kokybišką ir tiesiog karts nuo karto paklausti savo vaiko, ko jisai nori, galbūt nueiti kažkur dviese pavalgyti, galbūt nueiti dviese į kiną, bet aš turiu omeny padaryti tai, palikti jaunesnį vaiką su tėčiu ir su vyresniu vaiku išeiti tik tai dviese, kad jisai pamatytų, kad man patinka leisti laiką su juo ir mama yra ir aš esu su juo kokybiškai, visa su juo, o ne tik tai su mažesniu vaiku. Nes kiekvieno šeimoje, kai atsiranda mažesnis vaikas, tenka mažiau laiko skirti savo vyresniam vaikui, tiesiog taip natūraliai gaunasi, kad tu negali jau tiek skirti savęs, kai pas tave atsirado dar vienas vaikas. Tai va, ir kiekviena mama, kai su to susiduria, aišku, jaučia irgi kaltės jausmą, kad kaip čia aš mažai laiko skiriu savo vaikams, kaip čia rasti tą balansą tarp gyvenimo ir darbo ir šeimos ir viso kito. Žodžio atsakymas yra paprastas, balanso rasti neįmanoma, todėl tenka tiesiog statyti prioritetą, kas šiuo metu yra svarbiau. Jeigu šiuo metu yra svarbiau kažkiek daugiau skirti laiko vaikams, galbūt stengtis kažkaip mažiau dirbti, jeigu įmanoma, tai kažkaip derinti. Bet kai kuriuom situacijom, kai tu matai, kad tenka truputį daugiau paspausti darbe arba tenka truputį daugiau padirbti, tai prioritizuoti darbą. Kiekviena mamytė, kuris stengiasi doing her best, ir dirba ir rūpinasi vaikais, tiesiog žino, kad tu darai gerą darbą ir tiesiog stengiasi, kai pas tave yra to laisvo laiko, praleisti daugiau kokybiško laiko su vaikais. Trečia priežastis yra labai svarbi, kad labai daug mamų, ir aš kalbėjausi ir su draugėm apie tai, ir šiaip klausus visokių podcastų, psichologų apie tai, kad mamos ir tėčiai kartais jaučiasi kalti pasakyti, kad pavargo nuo vaiko. Jaučia gėdos jausmą už tai, nes tas nuovargis nuo vaiko prilygsta kaip nemeilė vaikui tavo galvoj ir tau atrodo, kaip čia aš galiu pasakyti, kad aš pavargau nuo savo vaiko, juk aš myliu savo vaiką. Ir dabar vėlgi aš sakau, jeigu jūs niekada nepavarstot nuo savo vaikų, tai aš nesuprantu, kodėl jūs vis dar čia. Nes aš pradžioje pasakiau, kad šitas video ne jums. Nes dauguma, man atrodo, moterų vienaip ar kitaip pavargsta nuo vaiko ir jaučiasi paskui kaltos. Iš mokslinės pusės labai svarbu yra suprasti, kad kai tu esi mama ir kai šalia tavęs yra mažas vaikas, tavo visa nervinė sistema yra maksimaliai perkrauta. Tavo rega, tavo klausa, tavo uoslė. Tavo visi pojaučiai dirba ant maksimumo. Tu valgai ir žiūri, ką daro tavo vaikas. Jeigu kažką darai namie, tu visą laiką klausai, ar ten nieks niekur nenukrito, ar viskas pas tave realiai, tu dirbi čia, o tavo trečia akis ir trečia ausis yra kitam kambarį.
Jeigu čia tikriausiai dauguma mamyčių yra susidūrusi su tą situaciją, kai pas tave vaikas, kai mažiukas miega, tarkim pietų miego, tu galvoji greit nuėsiu į dušą, kai tik įsijungia vanduo, tau atrodo, kad vaikas verkia. Ir tu žinai, kad tu haliucionuoji, nes iš tikrųjų vaikas neverkia. Bet praktiškai visos mamos, su kuriuom aš kalbėjausi, jaučiasi taip pat, tik eina į dušą. Ir tu greitai išlipi iš dušo, patikrini, pasižiūri, ne vaikas miega, tačiau kai tik įsijungia vanduo, tavo smegenys tiesiog pradeda tau sakyti, vaikas verkia. Ir atsipalaiduoti neįmanoma. Dėl to, jeigu jūs kartais jaučiatės pavargus nuo savo vaiko, nekalkint savęs dėl to, nes tai yra normalu. Nervinė sistema šalia mažojo vaiko yra visą laiką perkrauta, visą laiką dirba ant maksimumo. Dėl to kartais leiskit savo tiesiog išeiti. Leiskit savo išeiti, jeigu pas jūs yra geras partneris, arba jeigu yra kartais kur palikti vaiką su tėvais, tarkim, arba su auklė. Stenkitės pasinaudoti to laiku, kad galbūt išeiti papietauti kažkur dviese su draugė, arba išeikit kažkur dviese su vyru, nes vėlgi jums kaip vyrai ir žmonai reikalingas tas laikas kartu, nes jūs pailsėję ir praleidę fainą laiką kartu, nežiūrėdami kas akimirką, ką daro vaikas, jūs tiesiog palaikysit tą savo ryšį, o laimingi tėvai tikrai gali daugiau suteikti savo vaikui. Dėl to niekada nesijauskit kalti, kad pailsėjot, išėjot kažkur be vaikų. Tai va, ir tarkim, kiekviena mama irgi žino, kai eini kažkur į restoraną, tarkim, su vaikais, tu kaip medžiokliai, tu žinai, kad va, jeigu ką, ten eisiu pakeisti pamperso, ten jeigu ką, reikės paprašyti, kad vandens šilto atneštų, čia jeigu ką, kur kėdutę pasodint, čia, žodžiu, su savim reikia pasiimti kažkokių užkandžių, nes gali būti jis nevalgys to, kas bus restorane. Ir tu visą laiką esi, tarkim, tu išeini iš namų, kai tu išeini vienas, taip apsirengiai pagal orą ir išėjai. Jeigu tu kažkur eini su vaikais, tu turės laiką sukrauti savim dar papildomą visą tašę dalykų, kurių gali būti prireiks, o jų greičiausiai prireiks. O dar labiausiai jų prireiks, jeigu tu jų nepaimsi, o tada tai tikrai prireiks. Kiekviena mama su to tikriausiai susiduria ir tu, kai išeini kažkur su vaiku, tavo nervinė sistema vis tiek nesilsi. Nors taip, faina vis tiek išeiti ir pakeisti aplinką, bet tu vis tiek visą laiką esi on the duty. Ta prasme, tu visą laiką stebi, darai, žiūri, rūpinies. O kartais tiesiog norisi pabūti savim, išeiti, atsipūst ir duoti savo tai visai nerviniai sistemai pailsėti, atsijungti. Ir jeigu jūs kartais jaučiatės dėl to kaltas, kad tipo, nu kaip čia, va, aš neturiu jaustis pavargęs nuo savo vaiko. Ne, jūs turit jaustis pavargę nuo savo vaiko, tai yra normalu. Nes jeigu jūs nesat robotas, o esat žmogus, gyvas, su normalia nervinė sistema, tai aišku, vaikas stimuliuoja jūsų visus pojūčius ant maksimumo visą dieną ir dėl to jūs esat pavargę. Aišku, geras dar poilsis būtų miegas, bet kiekviena mama žino, kad kai pas tave yra vaikų, pilnavertis miegas, tai yra luxury, tai yra tiesiog tai, ko ne visą laiką gaunasi gauti. Ir dėl to tavo nervinė sistema yra dar labiau pavargusi. Todėl niekada, mielos mamos ir tėčiai, nesijauskit kalti, jeigu kartais norit pailsėti be savo vaikų. Ir ketvirtas punktas, dėl ko kartais irgi jaučiu tokį kaip gėdos jausmą, tai dėl to, kad kartais pradeda atrodyti, kad nepakankamai gerai rūpinuosi savo vaikais, nepakankamai sveikai maitinu, nepakankamai gražiai aprengiu, nepakankamai gerą gyvenimą jiems galiu suteikti. Ir aš galiu tiesiog pasakyti iš savo pusės, tai kad stenkitės mažiau sekti mamyčių influencerių. Dėl to, kad jeigu jūs sekat kažkokią mamytę influencerę ir ten, tarkim, pamatot kokį fainą receptą ir galvojat, o čia išsaugosiu, čia fainas visą receptas, galbūt kažkada pabandysiu. Jeigu matot kažkokių tai lavinančių žaidimų su vaikais ir galvojat, o faina, reikia irgi išsaugoti, aš pabandysiu savo vaikų tai daryti. Ir jeigu jūs kažkokį gaunat savo įkvėpimą vieniems ar kitiems dalykams, tikriausiai čia su to viskas tvarkoj. Bet jeigu žiūrėdamos tokį kontentą, kažkaip end of the day, pradedat jaustis net ne pavydas, o tiesiog kažkoks nepilnavertiškumo jausmas, kai jūs jaučiatės, kad jūs kažkokia netokia, kad jūs per mažai su savo vaiku darot, kad jūs per mažai su juo užsiimat. Tiesiog galiu pasakyti taip, nesekit arba tiesiog mute, išjunkit storius ir visą kitą visų žmonių, kurie priverčia jūs jaustis, kad jūs nepakankamai, kad jūs esat not enough. Mes niekada nežinom tų mamyčių influencerių tikrojo gyvenimo, mes nežinom, kokios komandos yra už tų nuotraukų ir už tų video. Visų pirma, kiekvienas žmogus turi skirtingą energijos lygį, visų antra, kiekvienas žmogus turi tą skirtingą finansinį lygį. Mielos mamos,
kas turi vaikų, tiesiog stenkitės kuo mažiau žiūrėti tokio toxic positive contentą, kuris rodo tokį tobulą paveiksliuką, kai mama, kuris save pozicionuoja kaip tobula mama, su tobulu kūnu, su tobulais vaikučiais, su tobulais namais ir dar jinai, žodžiu, sugeba pati organišką maistą ruošti 3 kartus per dieną ir dar jinai turi savo verslą, gal netgi 3. Ir jaučiatės kaltos, kad savo vaikui nesat pakankamai gera mama ir negalit suteikti tiek visko savo vaikui, tai tiesiog žinokit, kad su jumis viskas gerai, jeigu jūs norit savo vaikui daugiau suteikti, jau reiškia, kad jūs šaunuolės ir jūs stengiate savo vaikui suteikti daugiau. O tokį kontentą aš tiesiog labai patarčiau unfollow arba mute, kad kuo mažiau jo matyti. Ir kai jūs jaučiatės, kad norit kažkokio tai įkvėpimo, jūs galite visą laiką patys įjungti pasižiūrėti, bet kai jūs jaučiatės, kad jūs tiesiog emociškai tokiam kažkam nelabai geram lygyje, kad šitas kontentas nepultų jūsų iš jūsų telefono ekrano ir jūs turėtumėte tiesiog pasirinkimą negauti jo. Kad labai faina, jeigu jūs kažkur gaunat įkvėpimo, kad tobulėti ir būti geresnė. Bet jeigu jūs matot, kad jūs tai slegia, jūs jaučiatės nuolat, kad I'm not enough, tai šitas kontentas tiesiog yra ne jums ir stenkitės jo vengti. Taigi, čia viskas, ką norėjau šiandien aptarti. Jeigu yra kažkokių priežasčių, dėl kurių jūs jaučiatės kaltos prieš savo vaikus ir dėl kurių jūs jaučiat gėdą, gali taip pat dalintis jais komentaruose ir gali dalintis komentaruose, kokiais būdais jūs bandot atsikratyti to gėdos jausmo. Ačiū, kad pažiūrėjote iki galo. Užprenumeruokit šį kanalą. Čia mes leidžiam laiką su Talku. Nepamirškit paspausti patinka. Tai yra nemokama ir jums nesunku ir man malonu. Taip pat galite pažiūrėti kitus video šitam kanale. Visiems bye!